tikrai kažkada buvai įsidiegęs programėlę vien todėl, kad jie atrodė įdomi, nemokama ir visiems patiko. Iš pradžių viskas atrodo nekaltai, kol po kelių dienų telefonas ima lėtėti, rodyti keistas reklamas, o tavo draugai gauna žinutes, kurių tu pats nesiuntei. Programinės įrangos saugumas – tai ne tik antivirusinės programos. Saugumas priklauso ir nuo to, ką įsirašai pats ir kokius leidimus suteiki programėlėms. Na, pavyzdžiui, Barbora parsisiunčia žaidimą iš neaiškios svetainės. Iš pradžių viskas veikia normaliai. Tačiau netrukus telefonas pradeda siųsti žinutes be jo žinios, rodyti reklaminius langus, o ekrane atsiranda nežinomos programos. Paaiškėja, kad žaidime slypėjo kenkėjiškas kodas, kuris stebėjo jos veiklą ir rinko informaciją. Kenksminga programa veikia tyliai, kaip įsilaužėlis, kuris randa praviras duris ir įeina nepastebėtas. Kai pastebi, dažnai jau būna per vėlu. Net ir patikimai atrodanti programa gali kelti pavojų, jei suteiki per daug leidimų. Pagalvok, ar žaidimui tikrai reikia prieigos prie tavo mikrofono? Ir kodėl užrašų programėlė nori žinoti, kur esi? Kartais pavojingiausi būna tie dalykai, kurie atrodo įprasti. Pavyzdžiui, atnaujinimo pranešimas, kurį priimi nesusimąstęs. Kartais atrodo, kad grėsmės internete tai tik virusai ar įsilaužimai. Bet pavojus dažnai slepiasi kitur. Pamirštas atnaujinimas, sena programėlė, kuri jau seniai niekam nebereikalinga, arba leidimas, kurį suteikei nepagalvojęs. Atnaujinimai tai ne tik naujos funkcijos, tai ir saugumo užraktai, užveriantis spragas, pro kurias galėtų patekti kenkėjiška programinė įranga. Kai įjungi automatinį atnaujinimą, tavo įrenginys pats rūpinasi savo saugumu. Tyliai, fone, kasdien. Nepamiršk ir antivirusinės apsaugos. Patikima programa gali ne tik sustabdyti virusą, bet ir įspėti apie keistą elgesį, kurio pats galbūt nė nepastebėtum. Ir net tokie paprasti dalykai, kaip per daug aplikacijų telefone, veikia tavo saugumą. Jos lėtina veikimą, eikvoja bateriją, o to pasinaudoti tampa lengviau. Tvarkyk įrenginį taip, kaip tvarkai savo kambarį. Kuo mažiau chaoso, tuo saugiau.